giminė erdvė, mano šalis neišnykstanti tikrovė. Mano vardas spontaniškas pabūdimas. Gera moteris lygų dvasinių ego spąstai. Taip kalbu ne apie save. Gera moteris, kuri nori būti gera, pavyzdžiui, vedinė moteris, psichologiškai dažnai slepia moralinės kontrolės archetipą. Ji tiki, kad tobulės, bandydama būti kantri, tyli ir supratinga. Bet tai nėra išmintis. Tai apsaugos mechanizmas, savisaugos, kuris saugo nuo atstumimo. Ji tampa gerumo persona, socialiai apdovanota, bet energetiškai iškastruota. Vyro psichikoje šį moters formą aktyvuoja dvasinio ego archetipą. Vyras pradeda manyti, kad yra teisingas ir dvasinis, nes turi šalia savęs taurę, nuolankę ir kantrią moterį. Tasme, moteris paklusdamos vyro idėjoms, pasaulėžiūrai, kuri, jeigu jaučiam, kad yra neteisinga, tik kaip tik nekeičia vyrą, o stiprina jo ego. Šiame lygmenyje tobulėjanti moteris nepatobulina vyrą, jį tvirtina jo iliuzinį tobulumą apie save patį. Fatališka moteris kaip alcheminė katalizatorė. Taigi mes jau kalbam apie tą energiją, kuri, kai moteris pradeda klausyti savęs, taip, kai mato neteisybę ir sako neteisybę, bet mes turime iš vis išeiti iš bet kokios baimės prarasti. Jeigu mes išeinam iš baimės prarasti, mes atsistojam kaip veidrodis vienas į kitą tada. Vyras moteris atsistoja kaip veidrodis vienas į kitą. Ir tada moteris, kalbėdama tiesą, provokuoja pokytį, net jeigu tiesa yra nepatogi. Jeigu tai griauna jo iliuzijas, jeigu tai griauna jo kažkokį tai įsivaizdavimą apie save ir panašiai. Nes moteris šiaip iš esmės geriau mato situaciją dažniausiai. Taip. Tai reiškia, nepataikavome jo šventumui. Taigi, jeigu mes žiūrime moterį kaip po fatališką moterį, gyvą moterį, jį iškelia į paviršių viską, ką vyras slopina – geismą, pavydą, silpnumą, nerimą ir norą kontroliuoti. Jei jį nepataikauja jo šventumui, kabutėse, jį ardo ir gimdo tikrą žmogų iš jo. Visiškai priešingai negu vedinė moteris, taip? Taigi, kodėl gera moteris nepatobulina vyro? Nes vyras tobulėja tik tada, kai susiduria su savo bejėgyste. Vyras tobulėja tik tada, kai susiduria su savo bejėgyste, o ne tada, kai jaučiasi teisus. Gera moteris kabutėse palaiko iliuziją, kad jis stiprus. Gyva moteris atima šią kaukę ir tada vyras turi rinktis. Arba pabunda, arba bėga pasilpnesnė. Štai kodėl moteris, kurios myli per tiesą, o ne per prisitaikymą, dažnai vadinamos sudėtingomis, emociškai pavojingomis, bet iš tikrųjų jos psichikos daktarės, kurios neleidžia vyrui likti pusiau gyvam. Pabudusiajam darmai ir sangai, pagarba palaimintajam trijuose pasauliuose, pačiam kilniausiam pabudusiajam šlovė palaimintajam.